Blogai mokysies, eisi profkę. Taip neretai mokytojai ir tėvai gąsdino moksleivius. Nors tokių gąsdinimų išgirsti dar galima ir šiandien, tačiau vis dažniau pastebima, kad į profesinės mokyklos suolą sėdasi jaunuoliai su aukšto mokslo baigimo diplomu. Lietuvos švietimo sistemoje profesinis mokymas pamažu pradeda atgauti savo prarastą vertę. O kaip ją dar labiau sustiprinti, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre diskutavo šios srities specialistai. Ko gero sunku performuoti tą nuomonę bet vizualiai reikia turbūt tą profesinį mokymą arba profesinės mokyklas viešinti, informaciją skleisti per radiją ir televiziją gyvai, kad ateitų į profesinės mokyklas tie žmonės, kurie jomis gąsdina. Pirmiausia, aiškiai formuoti nuostatą, kad profesinė mokykla tai įsivaizduokim kaip muzikos mokykla. Muzikos mokykla arba dailės mokykla baigti yra prestižas, taip? Paskui sekantis etapas yra konservatorija, po to dar aukščiau, reiškia, tai yra jau ten kažkokia akademija. Taip ir turėtų būti ir profesinė mokykla. Profesinė mokykla reikalinga tam, kad tu gautum pirminius profesinius įgūdžius ir tu suprastum, kaip tai reikia daryti. Bet mokymasis, augimasis yra nesibaigiantis procesas. Problema, kaip ir minėjau, yra pirma ta, kad tik 33% žmonių realiai dirba kažkur tai gamyboje ir uždirba pridėtinę vertę. Visa kita dalis tai yra, kurie gyvena iš mokesčių ar valstybinių, reiškia, ar ten savivaldybės. Ir tie 33% jie turi būti labai gerai kvalifikuoti. Bet tai nereiškia, kad čia ir baigėsi tavo karjera. Sekantis žingsnis kolegija, dar sekantis yra, daleiskim, bakalauras ir tu visada judi į priekį. Ko gero šitas toksai įvaizdis, kad profesinė mokykla yra skirta antrarūšiams, reiškia silpnesniems, netokiems gabiems, va šitas turėtų keistis. Ateina pas mus iš tikrųjų mokiniai, kurie labai motyvuoti ir jie daug pasiekia. Silpnesni mokiniai, ko gero, čia įgyja irgi sparnus ir jie jaučiasi stipresni negu vidurinėje mokykloje, tiesiog galbūt nustumti kažkur tai į antrą rūšį. Čia jie tiesiog mokosi to, kas jiems yra arčiau prie širdies ir tas, kuris siekia savo tikslo, tas, kuris tikrai žino, ko jisai nori, jisai pasiekia labai daug. Amatas duonos neprašo, amatą mokėdamas badu nemirsi. Tai byloja liaudies išmintis ir patvirtina šiuolaikiniai tokių išsivysčiusių šalių kaip Vokietija, Suomija, Pietų Korėja pavyzdžiai. Čia profesinį mokymąsi nori renkasi abiturientai, kurie vėliau džiaugiasi nemažais atlyginimais. Lietuvoje baigusieji mokyklas dažniausiai siekia aukšto mokslo. Moka už jį didelius pinigus, bet po studijų dažna aplanko nusivylimo jausmas. Man atrodo, jau tiek kartų yra kalbėta apie tai, kad namą reikia statyti nuo pamatų, o ne nuo stogo. Ir kad iš tikrųjų loginė seka turėtų būti tokia. Iš tikrųjų ateini, pasimatuoji per trumpesnį laiką, nemokamai. Pamatai, kokia tai yra sritis, kokia tai yra specialybė, ir toliau jau gali siekti aukštumų. Manyčiau, kad dabar profesinės mokyklos, ko gero, netgi turi gal net geresnę materialinę bazę negu bet kuri vidurinė arba gal net ir aukštoji. Iš tikrųjų, Europos struktūriniai fondai leido atnaujinti būtent bazės ir sukurti praktinio mokymo galimybės, tai šiais laikais tikrai ne tos profesinės mokyklos, kurios galbūt buvo anksčiau ir kurias yra baigę mūsų dabar jau mokinių tėvai. Svarbiausias momentas, ko mes dažnai, kaip sakom, užmirštam, kad be įgūdžių nieko nebus. Pas mus ten žinių visuomenė, ten viską tai. Kokia žinių visuomenė? Įgūdžių visuomenė. Pradžioje žinios, paskui mokėjimai, paskui įgūdžiai. Kada žmogus turi įgūdžius, jisai gali dirbti bet kokią darbą, visai nesvarbu. Ar tai bus kompiuterinės technologijos, ar tai bus, daleiskim, nanotechnologijos, visur reikalingi įgūdžiai. Tai vat profesinė mokyklos yra pridėtinė vertė, kad jinai suformuoja tos pirminius įgūdžius, kuriais galima dirbti. Netokie gabūs, nemotyvuoti ar net beraščiai. Taip dažnai vadinami profesinių mokyklų moksleiviai. Tačiau šis pavyzdys stebint moksleivius nepasitvirtina. Paskatino ne kas kitas kaip darbas, kuris iš tikrųjų nuėmė man rožinius akinius, kuriuos buvau užsidėjus studijuodama universitete, kad mes čia pabaigsim studijas, mes dirbsim ministerijose, savivaldybės ir kaip čia mums nieko ar nebereikės. Kągi pradėjau darbą ir pajaučiau, kad aš neturiu priemonių, su kuriuom galiu pradėti dirbti tą darbą savo rankomis. Man reikėjo išmokti maketuoti straipsnius ir taip toliau, nesigilinti tą specifiką. Man reikėjo tos praktikos. Gal tas nudėvėtas žodis, bet man jos labai reikėjo. Įstojau į universitetą, atrodė viskas labai normalu, toliau magistrantūrą, o čia padariau stotelį. Po bakalauro į profesinę mokyklą. Avantūrą pagalvosi, bet tikrai nesigiliu. O dėl kitų požiūrio taip, kai aš pasakiau, kad po bakalauro tarp kitko baigiau 1 iš 300 pagal mokymus rezultatus, pasakiau bendraklasiams, kad įstojau profesinę mokyklą, tai jie pasuko vieną pirštą prie smilkinio, iš tikrųjų. Bet
Šiandien jie manęs klausia, kaip jiems patiems įstoti, nes jie mato, kad aš esu labai patenkinta. Paskutiniai tyrimai parodė, kad tie verslininkai, gal tiksliau pasakysiu, įmonių vadovai, kurie pradėjo nuo profesinės mokyklos ir dabar yra įmonės kažkokios gaminančios, nesvarbu, ten, pavyzdžiui, vamzdžius ar dar kažkokius dalykus, jie geriau supranta visą tą procesą, negu tas žmogus, kuris baigė tik tai bakalaurą ir ten, pavyzdžiui, atėjo dirbti tenai. Tai ypač, kur yra daug gamybos, kur yra daug technologijų, tai labai svarbu turėti tas pirminius gerus įgūdžius, kad tu suprastum, ką daro darbininkas tavo įmonėje, ne iš karto tapti vadovu. Lietuvoje veikia 69 valstybinės ir 3 nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos, siūlančios apie 480 įvairių mokymo programų. Jis gali rinktis neturintis profesinės kvalifikacijos asmenys, taip pat be pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo. Jį galima įsigyti kartu su profesija.